arčiau prie jūsų, kad bent šiek tiek matyčiau ir į akimis, į akis. Šiandieną be abejo švenčiame du pagrindinius dalykus. Pirmoji komunija, bet kaip sekmadienio, nes tai jau yra sekmadienio mišios. Ypatingai pagal žydų supratimą, jeigu jau diena baigėsi, jau jinai užsibaigė, jau šeštadienis praėjo, jau sekmadienis prasidėjo vakare. Tai šis sekmadienis yra skirtas švenčiausiai trejybei, reiškia Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai. Ir kai mes katalikai arba ortodoksai arba protestantai, kai sakome trejybė, mes puikiai suvokiame, kad šventajame rašte netgi nėra tokio žodžio trejybė. Tiesiog jau mes krikščionys tiesiog surandam tokį žodį tam, kad įvardintume, kas tai yra. Bet pagrindinis tikslas šiandienos šventės yra mums tiesiog įtvirtinti mūsų tikėjime santykį ir su Dievu Tėvu kaip kūrėju, ir su Jėzumi Kristumi kaip sūnumi, ir su Šventąja Dvasia, kuri pastoviai su mumis. Ir aš asmeniškai atkreipiau dėmesį, kaip Evangelijoje yra tokie žodžiai šiandieną. Reiškia, apaštalai, jie susirenka Galilėjoje ant kalno ir jiems pasirodo Jėzus. Jau Jėzus jis yra jau miręs ir prisikėlęs. Ir evangelistas Matas sako, ir vis tiek kai kurie mokiniai abejojo. Įsivaizduojate? Abejojo. Tie apaštalai, kurie puikiai žinojo Jėzų, kurie keletą metų su juo buvo, abejojo. Tai įsivaizduokite, jeigu jie abejojo, kaip lengva mums abejoti. Tau ir tau ir tau ir man. Tai būtent dėl to, kad mūsų gyvenime abejonės jos persekioja laikas nuo laiko, mums taip svarbu iš naujo sugrįžti prie šitų tikėjimo tiesų. Čia yra vienas dalykas. Antras dalykas, kurį Jėzus pabrėžė savo susitikime su mokiniais, sako, aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Ką tai reiškia, kai Jėzus sako, aš esu su jumis? Reiškia, Dievas Sūnus sako, aš esu su jumis. O dabar, kuria prasme jis yra su mumis? Fizinė prasme? Ne, nėra. Komunijos prasme yra. Tai jau vien dėl to tokia svarbi yra pirmoji komunija ir paskui kiekviena kita komunija. Nes tai yra tas momentas, kuriame mes išgyvename Jėzaus buvimą su mumis. Iš kitos pusės žvelgiant, tam, kad mes būtume gerai žmonėmis, nereikia nei krikšto, nei komunijos. Galima ir taip užaugti ir būti nuostabiai žmonėmis ir džiaugtis. Bet skirtumas tame, kad gyvenimas jisai užsibaigs. Ir mes visi tarpsime į pelenus geriausių būdų, pačiu geriausių būdų. Ir mes matome Dievo Sūnų, kuris tampa žmogumi, miršta ir prisikelia. Ir jisai sako, vat aš esu prisikėlimas, aš esu. Būkite su manimi tam, kad būtumėte ir gyventumėte be pabaigos su manimi. Tai vien dėl to mes suvokime, kad Jėzus yra tas, prie kurio mes tarsi prisiglaudžiame ir sakome, aš noriu būti su tavimi, kad galėčiau su tavimi ir prisikelti. Čia yra pagrindinė prasmė ir krikšto, ir komunijos, ir mišių, tam, kad būtume su Tėvu amžinybėje. O trečias aspektas yra vėlgi dar kitokiu būdu, kaip Jėzus yra su mumis. Tai būtent per Šventąją Dvasią. Dabar žiūrėkim, mes netgi mišių pabaigoje turėsime maldą į mergelę Mariją, litaniją, kadangi tai yra gegužės mėnuo. Tradiciškai tai yra Marijos mėnuo. Taipogi prieš 100 su viršų metų, prieš 107 metus, vėlgi gegužės mėnesį buvo Fatimos Marijos apsireiškimas. Reiškia, Portugalijoje, Fatimos vietovėje, Marija apsireiškė 3 piemenėliams. Ir tie 3 piemenėliai, jie buvo labai maži. Tai buvo 2 broliai, reiškia, brolis ir sesuo, Franciskus ir Jacinta, 9 ir 7 metų amžiaus. Ir jų pusseserė Liucija, 10 metų. Ir va jiems 3 Marija pasirodo.
Tai jau vieni šito mes suvokime, kad Dievui nėra skirtumo, kas prieš jį stovi. Ar žmogus, kuriam 120 metų ir kuris sako, aš jau daug ko patyriau, ar žmogus, kuriam 7 metai. Ir kuris tiesiog išplečia akis, sako, va, čia tu, Dieve, ir tau sakau amen. Tai va šita prasme, amžius visiškai neturi skirtumo. Ir jeigu kažkam iš jūsų šiandieną gali kilti pagunda manyti, kad va, tavo malda arba tavo malda yra netokia stipri kaip kažkieno tai kito, kaip kunigų ar vyskupų, nepasiduokite tai pagundai. Mūsų visų malda, jinai yra verta. Mes už tai vadiname Dievą tėvu. Ir jeigu žvelgiame į Dievą kaip į tėvą, mes visi prieš Dievą esame lygus, visi. Ir kiekvieno iš mūsų malda yra svarbi. Kartais šeimoje tėvui ir mamai nėra taip ypatingai svarbu, kad vaikas ištartų žodį. Jiems užtenka pamatyti vaiką drąsų, savarankišką, ryžtingą, pailsėjusi. Dievui užtenka šito. Tai iš tiesų ir malda yra ne tik tai žodžiai, galima melstis ir be žodžių, širdimi. Bet ta prasme, jūsų malda prieš Dievą, jinai yra tokia pati svarbi, tokia pati nuostabi, kaip ir bet kurio kito žmogaus. Ir dabar, pavyzdžiui, mišių metu kažkas ten suklykia, kažkas tenai šneka, mes įsiblaškome. Bet tame nėra jokių problemų, tai visiškai ne problema. Nes malda yra ne tik tai tada, kai mes vienuolyne susikaupę tyloje, malda yra ir tada, kai tiesiog esame mišiuose ir mes norime būti su Dievu. Va, noriu būti Dieve su tavim. Jau tai yra malda ir tai yra nuostabu. Ir paskutinis dalykas, kuriuo norėjau pasidalinti su jumis, tai yra dar vienas. O aš jau paminėjau Fatimos tos piemenėlius, kurie matė Mariją. Dabar, pavyzdžiui, jūs, aš ir jūs, mes nematėme Marijos. Vėlgi, antra pagunda gali kilti. Vat jie matė, o mes nematėme. Lygiai taip pat kaip Evangelijoje apaštalai matė Jėzų, o mes nematėme. Jau mes žmonės darome skirtumą. Vat jie matė, o mes nematėme. O va čia ir yra pagrindinis dalykas tikėjime. Šventoji dvasia, kai mes ją išpažįstame, aš tikiu šventoji dvasia, kad tu esi su manimi. Jeigu mes iš tiesų tai tikime, mes tom sakome, kad per šventąją dvasią mes dalyvaujame viskame, bet viduj, širdį, tikėjime. Reiškia, tada užtenka mums patikėti, užtenka tikėjime būti su Marija, su Dievu ir mes esame. Šventasis Augustinas, vienas iš tokių didelių šventųjų rašė, Dievas mano širdyje yra labiau maniškis negu aš savo. Labiau intimus manyje negu aš pats savo. Reiškia, Dievas manyje dar labiau gyvena nei aš pats savo. Tai va ta prasme, mes per tą Dievo buvimą mumise, per šventąją dvasią, mes tarsi galime susijungti su viskuo. Ir su Fatimos apsireiškimais, ir su Jėzumi, tiesiog su viskuo. Tai yra nuostabi dovana. Tai va šiandieną mes ir švenčiame šitos tikėjimo aspektus, atnaujiname prisiminimą jų, ir dabar ryžtingai tęsime mūsų maldą. Dabar kartu atsistokime ir išpažinkime tikėjimą.